Sveiki, šiandien paliesim labai įdomią temą. Paliesim tokią temą, galima geltonai žalią laidą naudoti kaip įtampos nešėją. Papasakosiu, kame šaknis. Ieškodamas informacijos YouTube'os kanaluose, tiek užsienio, tiek lietuvių, pavyzdžiui, ir lietuvių kanaluose, yra rodoma, kaip pajungti 2 arba 3 jungiklius. Bet yra viena problema, tai kad tie jungikliai yra jungiami ant kabelio, kuris yra trijų gyslų, ir žalias su geltonu laidu yra naudojamas įtampos nešimui. Ką tai yra omeny? Tokia schema su 2 jungikliais valdoma šviesa, skaitykim, yra miegamajam, jūs ateinat, prie durų jungiat šviesą ir nuėję prie lovos jūs tą šviesą išjungiat atsigulęs. Tai tam jungikliui reikia būtent 3 laidų. Ir kažkodėl elektrikai meta kabelį su 3 laidų ir geltoną žalią naudoja kaip įtampos nešėją. Aš specialiai nupiešiau 2 schemas. Tai pavyzdžiui, čia yra maitinimas iš saugiklių dėžės, ateina į jungiklį su žemėva ir yra parašyta P. Tada iš šito jungiklio į kitą jungiklį ateina kabelis 3 gyslų, toksai kabeliukas 3 gyslų, ir po to jau nueina iš šito jungiklio į lempą. Tai nuo lempos iki jungiklio P yra, nes šviestuvui užtenka 0 fazės ir lieka 3 laidas žemė. Bet tarp jungiklių P nebelieka, nes žalią ir geltoną laidą panaudoja kaip įtampos nešėją, nes gaunasi, kad neutralą jie nuvaro tiesiai lempą, nes lempą reikia ir neutralą. Ir kad veiktų normaliai 2 jungikliai, yra panaudojamas geltonas ir žalias kaip įtampos nešėjas. Antru atveju būna kartais, kad maitinimas ateina į šviestuvą. Tai kaip viskas gerai, ne? Tada gaunasi, kad iš šviestuvo ateina ir žemė, ir fazė, ir neutralas, tada iš šviestuvo į pirmą jungiklį ateina irgi tas pats žemė, fazė ir neutralas, ir tarp jungiklių prasideda vėl ta pati problema. Su rudų laidu paduodam fazę, bet kad grįžtų atgal įtampa, vėl yra naudojamas mėlynas ir geltonas su žaliu. Ar tai galim? Reglamentuose, standartuose tiek IEC, tiek HD 6064, 308 S2 rašo, kad negali būti jokiam kitam dalykui skirtas geltonas su žaliu apart žemės. Viskas. Jokių įtampos nešėjų, kad jau net negalim jo pažymėti kitokių ten į izoliaciją. Geltonas su žaliu yra skirtas apsaugoti gyvybę. Mėlyną laidą kai kuriais atvejais galim naudoti kaip įtampos nešėją, bet tada mes turim jį paženklinti galuose, kad tai atsargi chebra, tai gali būti pavojinga, nes tai gali būti grįžtamoji fazė iš jungiklio. Dabar, aišku, galit man prieštarauti ir sakyti, tai čia nėra būtina ir taip toliau. Gerai, aš pavyzdžiui nusiperku šviestuvą, gražų šviestuvą su metalinio rėmo. Ir man jis turi būti įžemintas. Bet dar plus aš nusiperku ir jungiklius metaliniais korpusais, kurių, pavyzdžiui, Lietuvoje kaip ir nelabai radau pirkti, bet aš gal, pavyzdžiui, pasivešiu jį iš kitų valstybių. Tai, pavyzdžiui, Anglijos kokios, ne? Tai tenai, kiek prisimenu, yra populiarūs metaliniai jungikliai ir jie visi turi būti įžeminti. Tai jeigu mes į pirmą jungiklį ateinam ir po to iš šitų jungiklių nebelieka žemė, kaip man įžeminti jungiklį vieną ir šviestuvą? Viskas, atkrenta variantas. Reiškia, mes jau pažeidžiam dalyką, nes visi metaliniai arba laidūs dalykai nuo šviestuvų jungiklių, prie kurių gali prisiliesti žmogus, arba įvykus gedimui jų korpuse atsirasti fazė, turi būti įžeminta. Tai reiškia, šitie 2 dalykai, šito dalyko nebegali turėti. Antru atveju mes įžeminsim šviestuvą, mes įžeminsim pirmą jungiklį, paskutinį jungiklį metalinį mes nebeįžeminsim, nes mums trūksta
vieną laidą papildomą. Tai dabar yra klausimas, kodėl elektrikai negali nešiotis mašiną išpūlęs 4 gyslų kabelio, kur 3 gyslas panaudoji šitiem dalykam ir 4 gyslą naudoji kaip žemė. Tai suprantu, gal senos statybos, jeigu nekeiti visų laidų, viskas tvarkoja, gal ten kažką bandai makliuoti. Bet kai man yra keista, kai YouTube'as kanaluose rodo, kai yra naujos statybos namas, naujai stato, dar ten pusė dalykų nėra padaryta ir nėra pamesti normalūs kabeliai. 4 gyslų. Juk tu jau projektą paruošei ir jau klientas, kad eigoj, pavyzdžiui, sumastė, juk tu gali drąsiai paimti, išpjauti, pavyzdžiui, sienose girvelį ir pamesti normalų kabelį. Tai man, sakau, čia yra mistika, kai naujos statybos namuose elektrikai naudoja 3 gyslų kabelį ir vaizdžiai rodo YouTube'ai kaip daro didelius nusižengimus pagal standartus, kur griežtai parašyta, kad geltonas su žaliu laidu negali būti įtampos nešėjai. Iš mano praktikos buvo taip, kad aš visada galvodavau, kad geltonas su žaliu nebus, bet man reikėjo išnuomotose patalpose pasidaryti patogiau lempas ir aš buvau nustebęs, kai aš gavau per nagus nuo žalio geltono laido. Ir tik po to įsiaiškinau, kad irgi tas pats variantas, tam, kad galėtų valdyti 2 grupių šviestuvų eilės, buvo žalias laidas panaudotas kaip įtampos nešėjas. Tai mėlynas vienai grupiai, žalias kitai grupiai. Iš praktikos dar buvo variantas, kad pavyzdžiui, Anglijai dedant jungiklius, kolega daug jungiklyje buvo suėję laidų ir kolega suko dėžutį varžtelius ir jisai nepastebėjo, kaip prie metalinės dėžutės prisuko fazinį laidą. O aš tuo tarpu jungiau saugiklių dėžėjai saugiklius, bet pati žemė dar nebuvo pajungta. Tai tiesiog tik dar buvo sujungtos žemės namų, bet nebuvo pajungta pagrindinė žemė, kuri ateina į namą. Buvo pajungti neutralai, fazės ir aš palietęs žemę gavau per nagus, tai suveikė nuotėlė, kuri atjungė visą elektrą. Ir po to tik įsiaiškinom, kad per klaidą netyčia prisisuko fazinis laidas prie korpuso ir visa namie žemė tapo fazė. Tai toks įrodymas, kad turi būti geltonas su žaliu laidu naudojamas pagal paskirtį. Negalim taip, kaip jūs norit. Tingi, neturiu mašinai laidą, pamesiu tai gyslų. Ne, tai įsimesk. Tai juk, ta prasme, naujos statybos namuose už laidus moka klientas. Ne jūs, ne tie elektrikai, kurie atlieka darbus. Ir už metą ten keliais centais brangiau. Tai jau manau, kad damokėtos kelias centus jau būtent padaryti normaliai, nes po jūsų darbo gal kitas klientas nusipirks tą būtą, jis užsimanys metalinių jungiklių, liūsto metalinio, jam reikia žemės ir pasirodo žemės nėra. Ir jeigu reikės netyčia priduoti namus ar kažką, jis negalės priduoti, pavyzdžiui, elektros namą. Aš nežinau, kaip Lietuvoje, bet kaip Anglijai tikindavo, tai ten labai griežtai su žemė, tai tiesiog galit pakišti klientui koją, kuri jau praktiškai namie bus padarytas remontas, o dar teks griauti sienas tam, kad pamesti vieną geltoną laidelę. Tai va, pagal mano įsitikinimus ir visus standartus, geltonas su žaliu laidu griežtai negalima naudoti kaip įtampos nešėją. Ar jūs jį pažymėsite ar ne, jokių būdų. Jis yra skirtas apsaugoti gyvybei.